Sveiki visi susirinkę į mūsų eilinį nuotolinį seminarą. Šiandien seminaro tema yra kas naujo Argis Online 2024 lapkričio mėnesio versijoje, paskutinėme atnaujinime šių metų. Ir mano vardas yra Deividas Kutkevičius ir aš šiandien pristatysiu naujienas, kurias aš atrinkau ir kurios man ir mūsų specialistams atrodė pačios svarbiausias ir jas trumpai apžvelgsiu šiame seminare. Taigi, pradėkime nuo to, kad trumpos tokios apžvalgos, ką aš jums norėsiu parodyti. Tai turime tokių naujienų, kaip matote, pakankamai nemažai, skirtingomis temomis. Yra tokios temos kaip dirbtinio intelekto asistentai, žemėlapio bendrinimo pagerinimai, 3D modelių importas, Instant App šablonai, Experience Builder, Express režimas, orientuotų vaizdų naujas funkcionalumas ir įvairūs kiti. Tai dabar apie kiekvieną iš šitų atnaujinimų detaliau. Taigi, pirmas dalykas, tai yra pakankamai naudingas atnaujinimas, tai yra žemėlapių įterpimo atnaujinimas, tai yra vadinamas Embed Map mygtukas, kuris leidžia mums sukonfigūruoti, kaip žemėlapis atrodys jį dalinantis per URL parametrą. Galbūt yra tekę dalinti žemėlapį naudojant URL parametrus ir būtent šis mygtukas padės tai padaryti sklandžiau. Tai naudojant šiuo mygtuku mes galėsime nustatyti, kaip atrodys žemėlapis, atsidarius žemėlapį būtent tą nuorodą, šviesus arba tamsus, pridėti pasirinktus žemėlapio elementus, kaip matote dešinėje pusėje, tai yra žemėlapio pavadinimas, legenda, aprašas arba žymės. Toliau taip pat galime įdėti pasirinktinai mygtuką, kad tą žemėlapį būtų galima atidaryti ne tik kaip kad nuoroda per HTML, sakykime, URL, tačiau taip pat ir per map viewerį iš pačio Argis. Ir žinoma, kad susidėjus visus šitos parametrus, mes galiausiai turime HTML nuorodą, kurią galime labai patogiai nusikopijuoti ir toliau įsidėti į mūsų tinklalapį, įdėti į kokią nors kitą svetainę, kur, sakykime, mums reikia būtent to interaktyvaus žemėlapio lango. Taigi dabar pažiūrėkime, kaip tai atrodo praktiškai. Tai čia matome žemėlapį, ar ne? Ir kairėje pusėje jūs tikriausiai pažįstate, juodoje vertikalioje juostoje yra įrankiai. Taip? Ir štai čia yra pasirinkamas Embed Map įrankis ir jame yra dinamiškai dabar nustatoma, kokie bus pridėti įrankiai į žemėlapį. Toliau galimybė atidaryti šitą žemėlapį Map Viewer ir kaip matote apačioje mums yra rodoma HTML nuoroda, kurią mes galime patogiai nusikopijuoti ir toliau naudoti integruojant šitą žemėlapio vaizdą į tinklalapį kaip pavyzdys. Tai štai toks nesudėtingas funkcionalumas, bet tikrai praplečia dalinimosi galimybės ir tai padaro ženkliai patogesnį dalinimąsi žemėlapiu per nuorodą. Toliau, turime dar vieną įdomų atnaujinimą susijusį su taip pat internetiniais žemėlapiais, tai yra galimybė apskaičiuoti atributinio lauko reikšmes naudojant Arcade arba SQL programavimo kalbą. SQL programavimo kalba yra labai patogi tuo būdu, kad ji yra šiek tiek greitesnė negu Arcade kai kuriais atvejais ir galime greičiau atlikti tam tikrus skaičiavimus, ypatingai kai turime atributinėje lentelėje labai didelį kiekį įrašų. Taip pat galime, naudodami SQL kalbą, įterpti laukus ir funkcijas. Turime iš esmės tą patį funkcijų konstruktorių panašiai, kuris atrodo kaip ir Arcade, kam yra tekę daryti, tai bus pažįstama. Taip pat yra galimybė peržiūrėti skaičiavimo rezultatus prieš atliekant skaičiavimus, įsitikinti, ar nėra klaidų mūsų sintaksėje, sakykime, kurią parašėme. Ir taip pat, kas yra labai patogu, tai atlikus skaičiavimą mes galime parsisiųsti tą SQL kodo scenarijų, pavyzdžiui, pernaudoti ateičiai. Galbūt ateityje planuojame dar tokį scenarijų naudoti, tai patogu jį būtų parsisiųsti. Pažiūrėkime, kaip tai atrodo praktiškai. Tai štai čia matome atributinę lentelę, pasirinkame atributinėje lentelėje Calculate Field, taip, ir matome, mums atsidaro toks langas, kuriame galime pasirinkti, kurią programavimo kalbą naudosime skaičiavimams. Šiuo atveju naujiena yra SQL, taip. Ir dabar matote, kaip mes atsidarome scenarijaus redaktorių, taip, ir galime pasirinkti iš kintamųjų ir funkcijų, tai yra pateikiamas sąrašas, labai patogu tai prašyti funkcijas, nereikia visko rašyti nuo pradžių ranka. Galime peržiūrėti, kaip atrodys mūsų skaičiavimo rezultatai, įsitikinti, kad nėra klaidų.
Taip pat atlikus apskaičiavimus, mūsų parašytą kodo scenarijų mes galime parsisiųsti ir po to įkelti atliekant naujus skaičiavimus. Kita naujiena irgi susijusi su atributinėm lentelėm, tai yra patobulintas priedų, arba dar kaip angliškai mes vadiname attachment valdymas. Tai yra truputėlį kitaip atrodo naudotojo sąsaja, kai redaguojame priedus atributiniai lenteliai. Tai pamatysite, kaip tai atrodo. Taip pat yra patogiau tiesiog pateikiama parsisiuntimo mygtukas. Patogiau galime įvairiais būdais pridėti naujus priedus ir kitaip vizualizuoti pačius priedus. Tai pažiūrėkime, kaip tai atrodo. Tai štai čia turime atributinę lentelę ir pačiame atributinės lentelės gale, matote, yra attachment skiltis, priedų skiltis, kurią galime išskleisti konkrečiai vieno iš įrašų, ar ne, atributus, ir matote visus mygtukus, kurie dabar yra prieinami parsisiųsti, kopijuoti, bendrinti arba ištrinti. Taip pat galime naujus priedus tiesiog labai patogiai įtempti, tai naudojant tą drag and drop principą, taip, ir taip įkelti naują priedą. Taip pat matome ir priedų miniatiūras. Tai štai toks naujas patobulintas priedų valdymas atributiniai lenteliai nuo šiol yra jau įtrauktas į internetinių žemėlapių atributinę lentelę. Toliau, dar viena naujiena su internetiniais žemėlapiais, tai MapViewer, tai yra internetinių žemėlapių konstruktoriuje Argis Online, nuo šiol palaikomi skirtukai. Atrodo, kad tai nėra, sakykime, labai kažkoks reikšmingas pakeitimas, tačiau iš esmės jisai leidžia dabar mums patogiau peržiūrėti duomenis, kadangi galime keletą skirtukų vienu metu atsidaryti, negu kaip priešingai, kai seniau mes galėjome turėti tik vieną atidarytą. Tai tokį funkcionalumą galime išnaudoti įvairiems dalykams. Vienas iš jų yra greitesnis redagavimas, kai galime kelias lenteles greitai peržiūrėti ir pakeisti duomenis juose. Atidaryti skirtingose skirtukuose viename žemėlapyje mes galime keletą skirtingų lentelių. Tai viena iš jų tai yra sluoksnio atributinės lentelės, reiškia mes galime kelių sluoksnio atributinės lentės vienu metu būti atsidarę. Galime peržiūrėti grafikus, peržiūrėti rastrų funkcijų konstruktorių arba model builder modelį. Taigi pažiūrėkime, kaip tai atrodo. Tai štai čia matome, kad atidarėme pirmąją atributinę lentelę vieno sluoksnio, toliau kitą sluoksnį, taip pat atidarėme jo atributinę lentelę ir viršuje matysite, kad dabar mes turime skirtukus. Taip, tai reiškia, mes galime patogiai pereiti nuo vienos lentelės prie kitos. Taip pat čia matote, kaip yra atidaromas grafikas, tai vėlgi pateikiamas skirtukų, rastrų funkcijos modelis. Ir taip pat model builder modelis, tai yra analizės įrankių modelis. Ir visą tai, matote, kiekvienas iš šitų skirtukų yra pateikiamas viršuje, per skirtukų navigaciją galime tarp jų patogiai naviguoti. Ir taip, prieš tai aš paminėjau Model Builder ir iš tikrųjų tai yra dar viena naujiena, tai yra Model Builder. Tas, kas esate dirbę su ArcMap, Argis Pro, tikriausiai žinote, kad yra toks įrankis Model Builder, kuris leidžia iš esmės automatizuoti analizės įrankio taikymą, vizualiai sukuriant tokias analizės grandinėles. Tai čia iš esmės tas pats funkcionalumas dabar jau yra prieinamas ir Argis Online, kol kas beta versijoje, tačiau juo naudotis jau galima. Tai šis Model Builderis Argis Online yra pilnai integruotas į MapViewer. Galime jame naudoti savo ir viešus duomenis, tai reiškia galime kombinuoti, kaip ir įprastai analizės įrankiams galėjome tai daryti. Galime panaudoti virš 20 analizės įrankių, kurti grandinėlės iš jų, automatizuoti įrankių taikymą. Taip pat įrankiai turi ir parametrus įvairius, kuriuos galime keisti, taip, ir analizės rezultatai taip pat atlikus įrankį, reiškia atlikus visą įrankių grandinėlę, yra pridedami į žemėlapį. Taigi pažiūrėkime, kaip tai atrodo. Tai štai čia matome analizės skiltį, tai ne naujiena, tai jau buvo prieinama seniau, tačiau Model Builder skiltis yra būtent naujiena. Tai va štai čia galime pamatyti vieną iš modelių, ar ne, kuris jau yra sukurtas, matome keletą įrankių ir rezultatus, taip, kurie buvo sukurti su šiuo modeliu. Toliau galime pridėti duomenų, tai duomenis, kaip matote, galime pasirinkti ir iš Living Atlas kaip pavyzdys, viešus iš Argis Online arba iš savo paskyros. Taip pat yra įrankių paieška ir galime ten, kaip ir minėjau, panaudoti tos visus įrankius, kurie dabar yra prieinami analizės skiltyje. Ir taip pat čia matote įrankių parametrų nustatymą,
Ir galiausiai, kai viską sukonfigūruojame, galime paleisti tą įrankį. Įrankis reiškia, atlieka visus veiksmus, kas yra nurodyta grandinėlė, ir mes turime savo analizės rezultatą. Taigi Model Builder taip pat jau yra prieinamas ArcGIS Online ir galime jį nuo šiol naudoti. Toliau, Scene Viewer naujienos. Tai yra, Scene Viewer tai yra 3D žemėlapio arba dar kitaip vadinamų scenų konstruktorius, ar ne? Tai yra ten, kur mes kūrėme tas 3D žemėlapius. Ir viena iš naujienų tai yra interaktyvi matymo lauko analizė, kuri prieš tai buvo prieinama tik tai ArcGIS Pro programoje, nuo šiol ji yra ir 3D scenose, kurią galime išbandyti. Interaktyvią analizę kuriant mes galime ne tik interaktyviai pažiūrėti kaip analizės rezultatus, tačiau tą pačią analizę ir išsaugoti kaip sluoksnį. Tai reiškia, galime sukurti tokius vaizdus, kuriuos galime palikti žemėlapyje kitiems naudotojams peržiūrėti. Tai toliau, kokios dar yra naujienos. Naujiena yra dar viena, kad ArcGIS Online galėjome seniau kurti elementų sluoksnius, taškinius, linijinius, poligonus, lenteles ir taip toliau. Nuo šiol mes galime kurti ir scenos sluoksnius. Tie scenos sluoksniai gali būti panaudoti interaktyviam 3D modelių įkėlimui. Tai pamatysite, kaip tai atrodo. Ir taip pat nuo šiol scenos Scene Vieweryje, tai yra 3D scenų kūrimo lange, mes taip pat turime ir analizės įrankius, ką prieš tai turėjome tik tai dvimačiame žemėlapyje. Taigi štai čia matote, kad kairėje pusėje, juodoje skiltyje įrankių, mes galime pasirinkti analizės ir ten rasime įrankius 3D scenoje. Taigi pažiūrėkime, kaip atrodo kai kurie šitų atnaujinimų. Tai vienas iš jų tai yra ta interaktyvi 3D matymo lauko analizė. Tai štai čia aš pabandžiau ją konfigūruoti Vilniuje, taip. Ir matote, kaip interaktyviai aš galiu ją sukurti. Tai mes matome, kad raudona spalva yra pažymėta ta reiškia, teritorija, kurios aš nematyčiau būtent iš varpinės lango viršutinio. Ir žalia spalva tai, kas man būtų matoma. Toliau aš noriu parodyti, kaip mes galime sukurti scenos sluoksnius tiesiai ArcGIS Online. Tai kaip matėte, kai kuriame New Feature, mes turime skilti pasirinkti 3D objektą. Tai štai čia aš sukuriu naują visiškai tuščią sluoksnį, 3D scenai skirtą. Ir jį sukūrus, aš jį prisidėsiu į savo 3D sceną. Tai štai čia turiu pasiruošę sceną. Ir prieš tai aš dar pasinaudosiu scenos redagavimo įrankiu ir štai sulyginsiu štai šią teritoriją, nes vietoj jos aš įkelsiu kitą pastatą. Tai čia dabar įkelsiu iš savo sceną tą tuščią sluoksnį, kurį tik sukūriau, scenos sluoksnį, ar ne? Ir redagavimo skiltyje, matote, yra nauja funkcija, tai yra įkelti objektą. Tas objektas bus įkeliamas į tą tuščią sluoksnį, kurį sukūriau. Šiuo atveju čia įkėliau pastato modelį AFC failo formatu. Yra ir daugiau formatų palaikoma. Ir tada aš galiu šiuo metu interaktyviai tą failą patalpinti savo žemėlapyje ir jis yra išsaugotas sluoksnyje ir gali būti po to pernaudotas. Tai štai tokios yra naujienos, labai patogu, jeigu reikia vizualizuoti kažkokį objektą, jį tiesiog patogiai patalpinti žemėlapyje, nesinaudojant netgi ArcGIS Pro programą. Visą tai galime padaryti ArcGIS Online. Toliau, ArcGIS Experience Builder Express konfigūravimo režimas yra praplėstas po šio atnaujinimo. Kas yra Express režimas? Tai yra galimybę kurti Experience Builder aplikaciją nesudėtingai ir greitai, tokiu lyg naudojantis gidų, mūsų šablonai, kuriuos mes pasirinkam kurti aplikacijai, yra pateikiami įvairių šablonai įvairiems atvejams. Jie yra labai panašus ir atitinka Web App Builder aplikacijos šablonus. Jie yra konfigūruojami, tai reiškia, galbūt mes šiek tiek norime juos pakeisti, tai galime tai padaryti, žinoma, tačiau bendrai aplikacija yra sukuriama ženkliai greičiau, negu kad standartiškai ją konfigūruojant. Ir dar vienas papildomas privalumas yra tai, kad Express konfigūravimas yra puikus pasirinkimams tiems, kurie galbūt nori migruoti ir pereiti nuo Web App Builder prie Experience Builderio aplikacijų. Tai čia mes galėsime rasti ir panašius šablonus, kaip Web App Builderyje buvo, arba atkurti vizualiai beveik tokią pačią aplikaciją, kaip kad buvo sukurta seniau. Taigi pažiūrėkime trumpą demonstraciją, kaip tai atrodo. Tai štai čia tiesiai iš internetinio žemėlapio mes pasirinkame atidaryti Experience Builder aplikacijos konstruktorių, įjungiame Express režimą dešiniame viršutiniame kampe ir toliau pasirinkame mums reikalingą šabloną. Tenai rasime ir pritaikytą, sakykime, sudėtus tam tikrus valdiklius, tai yra
gali būti įrankiai, gali būti kažkokios skiltys sukonfigūruotas. Toliau, ko mums reikia, tai tiesiog nusistatyti reikiamą temą ir toliau galime, sakykime, prisidėti galbūt naujų įrankių, jeigu mums jų reikia. Ir po to dar mes galėsime išbandyti peržiūrą skirtingose įrenginiuose, kaip pavyzdžiui mobiliajame įrenginy, ar ne, išsaugoti ir publikuoti savo aplikaciją. Tai, kaip matote, jeigu mums reikia greitai sukurti aplikaciją, Express režimas gali būti labai naudingas ir gali padėti mums greičiau susikurti ją. Toliau, ArcGIS Instant Apps naujienos. Išleisti 3 nauji šablonai, tai yra Compare, Observer ir Streamflow Viewer, ir yra atnaujinti esami kai kurie šablonai. Žinoma, visų naujienų nespėsime žvelgti, galbūt pažvelgime į tuos 3 naujus šablonus ir ką jie mums leidžia padaryti. Taigi šioje demonstracijoje pažiūrėkime į tai. Tai prieš tai matėte, šie šablonai turėjo ženkliuką beta, dabar jie jau yra pilnai išleisti. Compare šablonas leidžia mums palyginti iki 4 žemėlapių skirtingų ir scenų. Toliau Observer šablonas mums leidžia analizuoti 3D scenas naudojant filtrus, laiko filtrus, atributų filtrus, o Streamflow Viewer šablonas leidžia peržiūrėti GIS paslaugą, kurią teikia S3 kompanija apie upių vandens tėkmę. Ir galime būtent naudoti tą paslaugą ir peržiūrėti per grafikus ir žemėlapį. Tai būtent šitie 3 šablonai nuo šiol yra prieinami Instant Apps. Toliau, ArcGIS Oriented Imagery naujienos. Iš tikrųjų, čia mes turime gana svarbų atnaujinimą. Tai vienas iš jų yra tai, kad sluoksnių perdengimas orientuotų vaizdų naršyklėje nuo šiol jau yra galimas. Tai šioje dar miniatiūroje judančioje matysite, kad nuo šiol galime peržiūrėti vaizdus ir į tuos vaizdus tiesiogiai patalpinti sluoksnius iš žemėlapio. Tai po to dar demonstracijoje pažiūrėsime, kaip tai atrodo. Taip pat orientuotų vaizdų naršyklė yra prieinama ir 3D scenose nuo šiol. Ir taip pat yra patobulinti 360 laipsnių nuotraukų matymo lauko aprėpties poligonai. Jie dabar yra šiek tiek tikslesni ir geriau reprezentuoja matomą lauką 360 laipsnių kameros atveju. Taigi, štai taip atrodo orientuoti vaizdai 3D scenoje. Matome aprėpties lauką. Ir dabar galime pažiūrėti plačiau, kaip tai veikia. Taigi štai čia matote pavyzdį, kur yra įdėtas orientuotų vaizdų funkcionalumas į internetinį žemėlapį ir čia žemėlapyje aš turiu sluoksnį su sklypais. Taigi dabar galiu pasinaudoti naujų funkcionalumo ir perdengti tą sluoksnį sklypų tiesiai ant nuotraukų. Ir tas yra labai patogu, kadangi mes galime dabar nuotraukose matyti, kur fiziškai yra to sklypo riba. Žinoma, tas perdengimas labai priklauso nuo to, kiek tikslus yra mūsų kameros metaduomenys, kad susijęti tą informaciją tarp nuotraukos ir tarp, reiškia, sluoksnio, kuris turi tikslės koordinates žemėlapyje. Kitas pavyzdys tai yra 3D scena. Čia aš turiu kanalizacijos vamzdyną įsidėjęs, kaip sluoksnį matote. Ir vėlgi 3D scenoje taip pat galiu nuo šiol naudoti orientuotus vaizdus, kaip matote čia. Ir taip pat galiu palyginti, kaip tie kanalizacijos vamzdžiai atrodo nuotraukose. Taip matome, kaip sutampa su šuliniais. Ir tokį galim turėti interaktyvią peržiūrą, kur aš galiu naudotis tiek žemėlapiu, tiek vaizdais ir matyti tą pačią informaciją galbūt iš skirtingų perspektyvų. Tai labai įdomus funkcionalumas, kurį jau dabar galite išbandyti, standartiškai yra prieinama ArcGIS Online tiek 3D scenose, tiek dvimačiuose žemėlapiuose. Toliau, ArcGIS Dashboard naujienos. Trumpai apie jas jų yra daugiau, aš galbūt tik tai kelis pagrindinius punktus norėčiau paminėti. Tai yra, dabar galime pridėti gairias grafikuose. Tai pavyzdžiui, tokia statinė gairė, kuri galėtų rodyti tam tikrą, sakykime, kažkokią tai svarbę ribą, galbūt grafike, arba kažkokį tai pokytį norime pabrėžti. Tai galime grafike tokią statinę gairę sukurti ir kad naudotojai galėtų ją pasinaudoti. Toliau, dashboard temose yra palaikomi pritaikyti šriftai, reiškia galime nusistatyti su tam tikra tema, kaip valdikliams bus pritaikomi skirtingi šriftai. Ir žemėlapio valdiklyje mes prieš tai galėjome pasirinkti ir pridėti įvairius įrankius, ką naudotojas galės padaryti žemėlapyje, kokius įrankius panaudoti. Ir dabar yra pridėti dar papildomi įrankiai, tai yra matavimo įrankiai, kuriuos irgi galime įjungti arba išjungti.
priklausomai pagal poreikį. Taigi pažiūrėkime, kaip tai atrodo. Tai štai čia kairėje pusėje matome, kad yra papildomas įrankis įgalintas, tai yra matavimo įrankis, kuris leidžia mums tiesiog atlikti nesudėtingus paprastus matavimus tarp, pavyzdžiui, 2 taškų, kaip kad šituo atveju. Toliau dar turime ArcGIS Web Editor naujienas. Tai viena iš naujienų yra tai, kad mes nuo šiol galime pridėti tinklelį į savo žemėlapį. Tinklelį galime pridėti jau prie esamų objektų, jį pritraukti ir toliau galime tą tinklelį naudoti naujų objektų kūrimui. Tai tas tinklelis yra patogus įrankis, jeigu mes norime kurti vienodus objektus, pavyzdžiui, vienodus poligonus arba tam tikrų atstumų objektus vienus nuo kitų. Tai toks redagavimo įrankis jau buvo senai prieinamas ArcGIS Pro programoje, nuo šiol jis yra prieinamas ir ArcGIS Online, tai yra Web Editor aplikacijoje. Toliau Web Editor aplikacijos sukurtais žemėlapiais galime dalintis naudojant URL parametrus, tai šita funkcija taip pat atsirado, kurią galima panaudoti. Atributinės lentelės valdymo patobulinimai taip pat buvo įdiegti į Web Editorių. Jie nuo šiol leidžia atsidaryti lentelę per visą ekraną. Kartais mes redaguodami duomenis norime, pavyzdžiui, redaguoti tik atributinius duomenis, o ne geometriją. Tai šis atnaujinimas leidžia patogiau ir lanksčiau peržiūrėti atributus, juos redaguoti. Toliau yra keletą iškylančių langų patobulinimų, tokių kaip kad didesnis tiesiog iškylantis langas, labai panašiai kaip ir MapVieweryje būtų. Toliau yra priartinimo funkcija prie pasirinkto elemento, kad galėtume tiesiai tai padaryti. Ir tiesiog sklandesnis tų iškylančių langų veikimas bei pridėti papildomi valdikliai, tokie kaip Arcade, pavyzdžiui, išraiškos, Media ir taip toliau. Tai visa tai irgi nuo šiol yra prieinama Web Editoriuje. Patobulinti elementų kūrimo įrankiai, elementų kūrimo šiuo atveju šablonai, tai yra padarytas toks patobulinimas, kad pritaikytas filtras arba paieška tam tikro objekto kūrimui yra išsaugoma netgi uždarius kūrimo įrankį. Tai seniau reikėdavo kiekvieną kartą atidarius įrankį vėl per naują įvesti tą objektą, kurį norime kurti, kaip šituo atveju matote, parkas yra, o dabar po atnaujinimo įrankis pamena mūsų paskutinį pasirinkimą, mūsų paskutinį pritaikytą filtrą ir atsidarius įrankį per naują, mes vėl galime kurti tą patį objektą, kurį kūrėme prieš tai. Ir dar viena buvo labai daug susilaukusi patiktukų ArcGIS Community idėja pačių naudotojų pateikta, tai yra masinis atributų arba grupinis atributų redagavimas pasirinktiems objektams. Tai planuojama ateities atnaujinime šitą funkcionalumą įdėti, kai bus galima pasirinkti objektų žemėlapyje, kiek jų bebūtų, ir vienu metu jiems visiems redaguoti atributus įvairiais būdais. Tai šito laukime ateityje. Toliau atnaujinti ArcGIS dirbtinio intelekto asistentai, kol kas beta versijoje. Tai dabar, ką mes turime, organizacijos lygio nustatymą, kuris leidžia, jį nustačius, leidžia naudotis dirbtinio intelekto asistentais. Tai jeigu nueisime į ArcGIS Online organizacijos skiltį ir ten nueisime į nustatymus, rasite tokią skiltį AI Assistants ir tenai galime įjungti tą varnelę, raudonai pažymėtą, ir ta varnelė reiškia, kad jį įgalina mūsų organizacijai naudotis dirbtinio intelekto asistentais. Kur mes galime panaudoti dirbtinio intelekto asistentus, tai matote štai čia, tai yra ArcGIS Pro programa, ArcGIS Hub, Instant Apps, Survey ir Business Analyst. Tai šiuose programuose mes turime skirtingus dirbtinio intelekto asistentų pritaikymo atvejus. Pavyzdžiui, kai kur mes galime turėti automatinį vertimą, kai kur galime turėti įrankių paiešką, kai kur galime tiesiog natūralia kalba parašyti savo užduotį ir mums bus surasti tam tikri įrankiai, kurie leis tai padaryti. Kiekvieną iš tų atvejų, žinoma, neapžvelgsime, aš galbūt apžvelgsiu kelis iš jų. Tai kai kuriuose iš šių aplikacijų mano paminėtų taip pat yra papildomi nustatymai dirbtinio intelekto, kaip štai pavyzdžiui Survey 123, tai prieš tai įjungus ArcGIS Online organizacijai dirbtinio intelekto naudojimą, po to Survey 123 nustatymuose mes galime dar truputėlį peržiūrėti ir pakeisti tos nustatymus. Tai čia matome dvi funkcijas, kurias galime naudoti Survey 123 aplikacijoje, tai yra vertimų, automatinis vertimas naudojantis dirbtinio intelekto ir Survey 123 dirbtinio intelekto pagalbininkas kuriant formas.
Tai tokios yra, pavyzdžiui, funkcijos pateikiamos Survey 123, o, sakykime, ArcGIS Pro programoje mes turime, pavyzdžiui, paiešką, kur mes galime natūralia kalba parašyti, ko mes norėtume ar ne. Tai, pavyzdžiui, norėtume pasivaikščioti šioje scenoje ir algoritmas padeda mums rasti tinkamą įrankį. Tai galime ieškoti tiek įrankių juostoje pačiame viršuje, tiek geoapdorojimo įrankių, būtent naudojant natūralią kalbą. Tai būtent toks yra pritaikymas. Ir dar galbūt pažiūrėkime, kaip tai atrodo Survey 123 aplikacija, kadangi čia turime daugiausia pritaikymo atvejų. Tai čia, ką jums rodau, tai yra tai, kad tipiškai Survey 123 formą aš kurčiau tokiu būdu, kad aš paimčiau tiesiog reikalingus klausimus, juos tiesiog tempčiau į aplikacijos centrą ir tenai konfigūruočiau. Šito aš nedarysiu, aš pasinaudosiu dirbtinio intelekto asistentu. Ir čia aš surašau natūralia kalba savo užduotį, ko aš norėčiau. Tai aš noriu sukurti apklausą, kurioje žmonės galėtų pranešti apie pavojingus medžius po audros. Turi būti galima nurodyti medžio vietą, nuotrauką, medžio rūšį ir greitą medžio keliamą pavojaus įvertinimą. Štai aš paduodu tokią užduotį ir dirbtinio intelekto asistentas dabar, atsižvelgdamas į mano reikalavimus, pateikia juodraštį, ar ne? Tai čia yra parašyta, kaip jis suprato mano užduotį ir kokius jisai klausimus galėtų pateikti. Aš juos perskaitau ir noriu patobulinti trečią punktą, kadangi ten yra rašoma, jog atsakymo tipas yra tekstas, laisvai ranka įvedamas tekstas. O aš norėčiau, kad mano klausime trečiame naudotojas galėtų pasirinkti iš sąrašo, iš dažniausiai Lietuvoje augančių medžių. Tai dirbtinio intelekto asistentas man pateikė sąrašą ir pakoreguoja šį klausimą. Na ir sakykime, man tiko visą tai, ką jis man pasiūlė, paspaudžiu Generate Survey, tai reiškia sukurti apklausą ir štai taip atrodo sukurta apklausa iš natūralios kalbos užduoties. Matome 4 klausimus, nurodyti medžio vietą, kaip adresą šiuo atveju suprato, taip. Toliau pridėti nuotrauką, kurioje matosi medis, pasirinkti medžio rūšį iš sąrašo ir įvertinti pavojaus lygį nuo 1 iki 5. Tai kaip matote, ir skirtingi klausimų tipai buvo sukurti atsižvelgiant į mano užduotį. Toliau, štai čia matote vertimo skiltį. Tai šiuo atveju aš turiu savo apklausą tik lietuvių kalba, tačiau aš norėčiau dar keliomis kalbomis ją pateikti. Tai pavyzdžiui, anglų kalba galbūt būtų naudinga dar turėti ir papildomai dar ukrainiečių kalba taip pat norėčiau turėti šią apklausą. Tai dabar, ką man reikėtų daryti, tai aš turėčiau atlikti vertimus, taip, kiekvieną iš šitų, reiškia, žodžių, funkcijų ir, sakykime, tai daryti ranka. Tačiau dabar, naudojant dirbtinio intelekto pagalbininkus, mes galime automatiniu būdu atlikti vertimus. Kaip matote, štai čia yra Auto Translate. Tiesiog pasirinku tą funkciją, vertimas yra atliekamas. Žinoma, vėlgi reikėtų įvertinti, kad dirbtinis intelektas gali nebūtinai labai tiksliai išversti, tai mums reikėtų peržiūrėti tai atidžiai, galbūt, sakykime, vertėjams dar nusiųsti, tačiau 80% darbo jau yra padaryta. Ir štai taip mes galime greitai gana įsiversti į visas Estijoje palaikomas kalbas ir naudojantis pačią aplikaciją mes galime viršuje matyti, kad galime pakeisti nesudėtingai kalbą ir ta kalba yra pakeičiama ir visas tekstas yra matomas būtent ta kalba, kurią mes sukonfigūruojame. Ir paskutinis dar pavyzdys, kurį norėjau parodyti, tai yra galimybė iš vaizdų ištraukti mums reikalingą informaciją ir atlikti tam tikrus, pavadinkime, skaičiavimus. Tai štai čia aš turiu tokią testinę apklausą, kurioje yra automobilių parkavimo pažeidimai. Ir štai čia matote įvairius klausimus, taip? Tačiau šių klausimų naudotojas pildantis apklausą nepildys pats. Už jį juos užpildys dirbtinis intelektas. Tai kaip tai atrodo ir kaip tai yra konfigūruojama. Tai aš pridėsiu dar vieną klausimą ir šio klausimo tikslas bus sužinoti, sakykime, automobilio valstybinį numerį. Tai pavadinimą suteikiu klausimui ir toliau matote skaičiavimo skiltis yra calculation. Čia pradedu ją redaguoti ir nustatau, iš kur bus paimta informacija, tai būtent iš automobilio nuotraukos, tai yra pirmas klausimas mano apklausoje. Toliau pasirinku, kad apskaičiavimas bus atliekamas klausiant dirbtinio intelekto pagalbininko arba asistento, galim taip pavadinti. Ir toliau natūralia kalba mes galime parašyti kol kas tik tai anglų kalba, nes tai yra beta versija. Tai aš tiesiog klausiu, what is the license plate of the car?
Tiesiog paprastas klausimas, kokie yra numeriai šio automobilio. Ir paspaudžiu OK. Ir taip pat yra kiekvienas iš šitų klausimų sukonfigūruotas, tik aišku, klausiant skirtingo klausimo. Taip. Ir toliau galime peržiūrėti, kaip ši apklausa atrodo, kaip jį veikia. Ir toliau štai čia turiu automobilį, kuris akivaizdžiai pažeidžia kelių eismo taisyklės, taip. Ir jį kelsiu į šią apklausą ir toliau pažiūrėsime, kokius rezultatus mes gavome. Tai kaip matote, dabar įvyksta nuotraukos analizavimas. Ir štai rezultatai. Ar automobilis stovi ant linijos? Taip, automobilio gamintojas Volvo, modelis, spalva ir numeriai. Viskas yra užpildyta automatiškai. Tai visa tai buvo atlikta naudojant dirbtinio intelekto pagalbininką. Toliau dar vienas pavyzdys, pavyzdžiui, skaitliuką. Norėtume rodmenis gauti automatiniu būdu, tai vėlgi, man ko reikėtų, tai nufotografuoti skaitliuką, ar ne, o toliau dirbtinis intelektas automatiškai nuskaito skaičius, atpažįsta ir juos pateikia formoje. Tai šituo atveju aš pasitikrinu ir matau, kad dirbtinis intelektas suklydo paskutinėme skaičiuje, jis parašė 4, šiaip čia yra beveik 6. Tai vėlgi, ne visada dirbtinis intelektas yra tobulas, tačiau kai kuriais atvejais jis gali padėti didžiąją dalį darbų nuveikti ir galbūt mums lieka tik tai pasitikrinti. Tai čia, ką matėte, tai yra tik tai pavyzdžiai dirbtinio intelekto pritaikymo Survey 123 programėlė aplikacijoje, tačiau yra galimybių ir kitose mano minėtose prieš tai aplikacijose išbandyti dirbtinio intelekto įrankius. Ir žinoma, kad visų naujienų aš nespėčiau apžvelgti ir būtų labai ilgas pristatymas, taigi jūs kviečiu savarankiškai peržiūrėti naujienas, kurių galbūt aš nepaminėjau, tai naudojant šitą QR kodą jūs nukels būtent į straipsnį, dokumentaciją, kur yra surašytos visos naujienos detaliai ir galėsite savarankiškai jas paskaityti ir su jomis susipažinti.